Platonas – olos alegorija. Tai įsivaizduokite požeminę olą, kuria nuo pat gimimo yra įkalinti žmonės. Jie yra prirakinti taip, kad negali pasukti savo galvų ir mato tik sieną priešai save. Už jų yra ugnis, kurio šviesa apšviečia olą. Tarp ugnies ir kalinių eina praėjimas, kur juda žmonės, nešantis įvairius daiktus – statulas, gyvūnų figūras ir kitus objektus. Šie daiktai meta šešėlius ant sienos, kurią stebi kaliniai. Kaliniai, niekada nematę nieko kito nei šio šešėlių projekcijos, tiki, kad šešėliai yra tikroji realybė. Jie nežino, kad egzistuoja daiktai, metantis tuos šešėlius, arba kad pasaulis už žalos yra visai kitoks. Vieną dieną vienas kalinys yra išlaisvinamas. Jis atsisuka ir pirmą kartą pamato ugnį, bei objektus, metančius šešėlius. Iš pradžių jam sunku suvokti, kas vyksta. Akis skauda nuo šviesos ir jis net nenori tikėti to, ką mato. Juk šešėliai, prie kurių jis buvo pripratęs, jam atrodo realesni. Išlaisvintas kalinys vedamas į viršų, link olos išėjimo. Pakalėjus patiri dar didesnį skausmą. Saulės šviesa akina jo akis ir jis beveik negali žiūrėti tikrus daiktus. Tačiau laikui bėgant jo akis pripranta ir jis pradeda matyti pasaulį tokį, koks jis yra – daiktus, gamtą, dangų ir saulę. Galų gale kalinys supranta, kad saulė yra viso, ką jis mato šaltinis. Jis suteikia šviesą, gyvybę ir prasmę visam pasauliui. Saulėje Platonas įžvelgia gėrių ir aukščiausios tiesos simbolį. Dabar, suvokęs tikrąją realybę, kalinys jaučia pareigą grįžti atgal į olą ir pasidalinti savo atradimais su kitais kaliniais. Tačiau, kai jis grįžta, jo akis pripratusios prie šviesos nebegali taip gerai matyti tamsoje. Kiti kaliniai juokiasi iš jo ir netgi priešinasi tam, ką jis sako, laikydami jį bepročiu. Jie nenori tikėti, kad jų pasaulis tai tik iliuzija.